Labas, čia jaunimas be filtro. Aš esu Elinga ir šiandien su savimi turiu Danieliu. Su Danielium šiandien aptarsime tą tokį realų paauglio verslumo pasaulį, kadangi internetas dabar yra pilnas tų tokių sėkmės istorijų, kur mažai darbo ir daug laimės. Realus gyvenimas ne visą laiką yra toks tobulas. Papasakok šiek tiek apie save, kas tu esi dabar, ką tu veiki. Tai aš Danielis, man 17, 11 klasė esu ir šiuo metu aš turiu tokius du pagrindinius darbus. Tai pirmas yra, aš esu platformos FutureU.lt įkūrėjas, kurios štis yra padėti paaugliams surasti savo mentorius. Ir mes jau dirbame tikrai ne vieną mėnesį, turime virš 30 konsultacijų ir žmonės aktyviai registruojasi, augam. Kitas mano darbas tai yra vienoje nepelno siekiančioje organizacijoje. Aš esu atsakingas už visą Western Europe regioną, kad jie gautų pinigus. Tai aš esu tas žmogus, kuris nusprendžia, kiek jie gaus šiais metais. Fainai, o kaip tu atėjai į visą šitą kelią? Tai gal ta pati pradžia buvo, būdamas 6 metų. Aš nusprendžiau užsidirbti ir mano tėvai, būdami geri tėvais, pasiūlė man pardavinėti savo knygas. Tai padėjo susitapinti tą Facebooko marketplace ir aš pardaviau gal ten už 15 eurų knygų. Aš buvau toks džiaugsmingas. Po to, būdamas 11 metų, mane tėvai išsiuntė į verslo mokyklą, kur aš sėkmingai susifeilinau, bandydamas padaryti blyninę. Vėliau nuo 12 iki 13 metų aš buvau Move Charging vadovas. Tai taip pat buvo verslo mokykla, mes toliau jau tęsim su kitu projektu, kur pagaliau pavyko gauti to šiek tiek success jausmo ir pavyko gauti antrą vietą Baltijos šalyse tarptautinėme čempionate. Vėliau, nuo 14 iki 16 metų pagrindė aš nieko ypatingo nedariau, kūriau svetainės, bandžiau pardavinėti, toliau pardavinėjau knygas mugėje, bet jokių kažkokių ypatingų rezultatų tenais nebuvo. Ir būdamas 16 metų mane pakvietė į tą nepelno siekiančią organizaciją, kur pradėjau kaip Lietuvos regiono edukatorius ir vėliau pradėjau Lietuvą rodyti tarptautinį arenų, nes pati organizacija yra 60 šalių ir man pasiūlė tapti grantų komiteto nariu. Tuo pačiu metu aš aktyviai dalyvavau šešėliavimuose, pavyko gauti internshipą avialinijose, kur labai daug išmokau ir dabar sukūriau savo platformą ir šiuo metu mes esame viena didžiausių mentorysčių platformų Lietuvoje. Geras. Man labai patinka tavo kelionė, nes tokių ir ups and downs, žinai, visokių dalykų buvo pas tave. Patinka, kad nuo 6 metų pradėjai knygas pardavinėti, paskui grįžai prie tų knygų dar. Tai fainai. O kaip su blyninė, kas ten nepaėjo? Nu, gal per mažas visgi buvau tokiem projektams šiek tiek, bet kažkurgi susifeilint reikėjo. Taip, faktas. Jeigu nefeilins, neauksi. Bet man labai gražu, kad tavo tėvai, aš kaip suprantu, tave pastumėjo, nes matė, kad tu vis tiek nuo pat mažens labai verslus. Jo, tėvai padarė didžiulę įtaką iš tos pusės, nes neleido galbūt pasiduoti, neleido išeiti, nes priversti 12 metį sėdėti šeštadieniais pusę dienos verslo mokyklą, tam reikia tokios stiprybės. Bet aš esu belenkiek dėkingas ir manau, kad tai yra be galo svarbu. O šnekant bendrai apie paauglius ir jaunimą, kokios yra dabar galimybės jaunimui verslumo srityje? Iš tikrųjų, jų yra žymiai daugiau negu dauguma galvoja. Tai pirmas ir didžiausias šiuo metu yra Lietuvos Junior Achievementas. Jie organizuoja tiek visokiausius renginius, Expo, kaip tik nesenai buvo, jie prikviečia labai daug žmonių, tikrai stiprių žmonių, ekonomikos ministerija tame aktyviai dalyvauja ir jie atneša tą verslumą į mokyklas. Tai jeigu per kažkur tai daryti, tai tikriausiai daryti per Junior Achievementą, ASM verslumo klubas, kitos galimybės galbūt yra šiek tiek labiau, ne tai kad lokalios, bet specifinės, tai yra jaunaragiai, kurie padeda augti verslams paauglių ir FutureU.lt platforma, kuri leidžia surasti mentorius. Ir pagrinde galbūt tiek jų ir yra, bet tas kiekis yra tikrai nemažas ir kiekviena iš tų organizacijų užsiminėja platesnių spektrų. Aš to pritariu ir mes ganėtinai dar kokybiškus turim visas platformas. Nes mes šnekėjom su Danielium prieš visą šitą biškį ir šnekėjom ir apie tą ASM verslumo klubą ir apie Junior Achievement. Tai jo, mes šiaip dabar turim labai daug galimybių. Tik tais reikia išmokti ieškot, reikia išmokti pasimt. Jo, pasimt tikrai yra darbo, nes visi nori gauti rezultatų, todėl dirbti reikės ties to daug, bet kažkokį starto pointą pati šalis suteikia, nes dauguma šitų organizacijų yra nepelno siekiančių.
Jo. O kaip manai, kodėl dalis jaunimo, sakykime, nepasinaudoja tuo? Arba gal nemato, nenori? Tai šitoje vietoje aš matau kelis variantus. Pirmoji, tai galbūt yra ta baimė šiek tiek. Baimė iš tokių dviejų pusių. Vienas yra iš paauglių, kitų, kad, išeiti į savo bendruomenę, pas savo draugus ir pasakyti, aš pradėsiu verslą. Dažniausiai tai skamba ne kažką. Ir labai gali tą demotyvuoti. Ką tu čia rimtai darysi? Nes tikrai nedaug yra istorijų, kur tai tampa sėkmingais. Daug kas bando, nedaugam pavyksta. Kitas momentas tai yra baimė susifeilinti. Šitą baimę aš tikiuosi mes pakalbėsime dar, nes tai yra tikriausiai lengviausiai išsprendžiama problema. Ir tai yra, žinai, natūralus verslo kūrimo procesas. Tu žiauriai daug feilinsi ten. Bet esmė yra ta, kad tos klaidos, jos šiuo metu mums yra beveik nemokamos. O klaidas mes darysime bet kuriuo atveju, tai jeigu mes galime jas padaryti anksčiau, tai jau geriau daryti anksčiau. Būtent dėl to visada reikia pradėti visus kurti kuo anksčiau. Kad tos klaidos visas padaryti dabar, kol jos yra beveik nemokamos arba labai pigios. Jo, nes mes neturim tokių atsakomybių didelių kažkokių, sakykime, nes jeigu tau 40, tu ten turi šeimą, vaikus, tu negali all-inint tiesiog ten ant savo verslo, sakykime. Kai tu esi jaunas, tau žmonės labiau nori padėti. Ties ir to verslu, nes jeigu tau, sakykime, 40-50, tai ar tau labai daug norės žmonių padėti, tada ne, jau galvos, kad tu turi suprasti, ką darai. Iš tikrųjų taip ir yra. Ypatingai jeigu prašyti žmonių asmeniškai, per tėvus, per LinkedIną, ateit, paprašyti asmeniškai, parašyti net tame pačiame Instagrame. Tikrai daug šansų, kad dažniausiai yra padedama. Ir reikia pradėti daryti. Ir tiesiog reikia pradėti daryti ir pasiruošti daug darbui. Taip, darai, bandai ir žiūri, kaip gausis. Ką pats būtum norėjęs žinoti anksčiau? Norėčiau žinoti, ant kiek yra daug galimybių gauti iš kažko to, ko tu nori, nebandydamas ten versti kalnus. Nes, aš visada dariau tai, kad aš esu vienas, aš bandau kažkaip prasistumti, bet aš nenaudoju jokios pagalbos ir visiškai bandau viską daryti vienas. Pasirodo, tos galimybės yra naudingos ir geros, ir jų yra daug, ir jas galima išnaudoti savo naudai. Ir kitas dalykas galbūt komandos svarba, nes surasti gerą komandą yra be galo sunku, ypatingai tarp paauglių. Ta komanda turi būti suburta kažkokio žmogaus, kuris irgi žino, ką daryti, kuris yra ir lyderis, bet svarbiausia vadovas. Ir reikia suprasti, kad darbas komanda turi savo privalumų ir turi savo minusų. Ir su tuo reikia labai atsargiai žiūrėti. Pritariu, aš tau ypač dėl to pirmo dalyko, kur sakai, kad reikia pagalbos prašyti, nes man tai pavyzdžiui, labai sunku būna prašyti pagalbos, nes aš esu tas žmogus, kur tipo galvoju, jeigu aš paprašysiu pagalbos, aš jau rodysiu silpna, nes tipo negaliu padaryti pati ir man čia reikia, kad kažkas padėtų. Tai išmokti to, kad tai nereiškia silpnumą, tai galbūt net yra kaip tik stipri savybė, kad tu neužkrauni vien savo tų dalykų, bet gali ir tiek ir paprašyti tos pagalbos ir tiek žmogui net patiks padėti tau ir gal esi bus, wow, čia žiūri, fainai, aš tikrai noriu prisidėti ir pačiam tau bus lengviau tada. Ta pagalba žmonėms, jinai dažniausiai sukelia tokio pradį jausmo, galbūt net šiek tiek ir, matosi, ant kiek šypsena žmonių veidose atsiranda, kai ateina kažkoks vaikas, paauglys ir prašo pagalbos. Net jeigu jiems tai tikrai reikalauja darbo. Net ir man pačiai, pavyzdžiui, kai jeigu manęs kažkas paprašo pagalbos, kad ten sako, Elinga, žiūrėk, aš žinau, kad tu esi stipri šitoj srityje, ir man būtų fainai, jeigu tu man galėtum padėti šiek tiek su šitų dalykų, ir aš tokia būnu, važiuoju, man fainai, kad kažkas mato, kad aš čia galėčiau padėti jam, kad jie pagalvoja apie mane. Kalbant apie visą tą verslo pusę, kaip atrodo tavo kasdienybė? Bendrai pasakius, galbūt bėgimas iš vienos vietos į kitą ir daug darbo. Realybė taip dienom prasieiti, tai rytas dažniausiai prasideda kuo anksčiau, kuo įmanoma. Tai apie 6. Šiek tiek sporto, sveikata yra labai svarbu. Ir tada kuo greičiau pradėti atlikti tuos svarbius dalykus, kurie atsirado nuo nakties. Pažiūrėti, ką man reikia padaryti šiandien per dieną, sužiūrėti visus taskus, pasidaryti dienos planą, pažiūrėti kalendorių, atsakyti laiškus, greitai pavalgyti. Tada aš visada nupeščiau mokyklą, kad galbūt šiek tiek ratų padaryti, prasikvėpti. Na ir tada mokykloje tai yra non-stop bėgimas, nes ateini į pamoką, tada pasai yra 15 minučių, per tas 5 minutės turi padaryti ir namų darbus,
ir galbūt kažkam atrašyti, nes namų darbus namuose beveik niekada nedarau. Okay. Po to, galbūt kažkoks slangas irgi žiūrėsi, dabar mokykla, galbūt dabar verslas, reikia balansuoti. Tada pamokos, iš pamokų atgal namo, dažniausiai duodu savo 25 minutės pertraukas, tiesiog kažkaip atsipūsti, pailsėti ir toliau prie darbo, dažniausiai pradedu galbūt nuo mokyklos, vėlgi toliau tęsti su ją, namų darbai, repetitoriai galbūt kažkokie, tada bandau įtarti kažkur vėl šiek tiek darbo, pabandyti jau daryti kažkokius rimtesnius kalbos dalykus, priklauso nuo dienos, galbūt kažkokia treniruotė, galbūt tiesiog galiu sau leisti dar kokias 50 minučių pertraukos, 50, ne 50. Tiek negali suleisti. Na ir tada pagrindė jau iki vakaro pusės sėdžiu ties savo projektais, kažkokie skambučiai, susitikimai arba dar kažkas. Ir vakare prieš miegą jau pasivaikščioti valandėlę, galbūt irgi atsipūst, paskaityti knygą, kažkas tokio, na ir pasiruošti rytoj. Jo, rytoj viskas vėl iš naujo, ne? O būna, pavyzdžiui, turi atmest, pavyzdžiui, sakykime, ar mokyklos dalykus ar kažką, nes nespėji. Deja būna, bet kartais į darbą atmetu. Tai yra tas balansas, kurį reikia išlaikyti ten draugų, mokyklos ir darbo, ir šeima taip pat labai svarbu. Ir tiesiog reikia suprasti, kad tavo tvarkaršys jis nėra, toks, kiekvieną dieną tas pat, tu gali dalykus maišyti, keisti vietomis ir tu žiūri pagal situaciją. Jo, aišku, jeigu mane pakvietė į kažkokį super renginį, kaip dabar podcastą, ne, tai aš žiūriu prioritetus, kad tai yra, one time opportunity, aš renkuosi dabar, pavyzdžiui, verslą arba kažkokį projektą ar dar kažką. Jeigu aš matau, kad man dabar mokykloje reikia pasistumėti kažkokius darbus padaryti, kuriuos praleidau, nes ten sirgau ar kažkur buvau, tai aš renkuosi prioritetus mokykla. Reikia suprasti tą dalyką, kad nėra, jeigu turi ten tą rutiną, tai jinai tokia turi ir išlikti, kad galima ten pastumti dalykėlį. Jo, tam yra kalendorius. Aš šiaip visą laiką noriu parašyti ranką kalendorių, bet man internetu, programėlėse lengviau, nes pastum geriau dalykus. Galima stumdyti, tikrai taip. Tai va. Ir šiaip galima tėvam numesti savo kalendorių, kad jie žinotų, kur tu esi. Šiaip labai pravartu būtų, nes pas mane būna toks, aš tėvam sakau, žiūrėkit, man reikia, jeigu mes kažkur norim važiuoti savaitgalį, man reikia žinoti 2 savaitės prieš, nes aš galimai filmuosiu podcast. Jo, nes būna, jie tokie, važiuojam ten savaitgalį. Negaliu. Kodėl? Taigi man tas dalykas, o jie ten net neprisimena, nes aš ten prieš kokį mėnesį sakiau, rimtai, tu kažkur važiuoji? Tai reikės ir man gal tėvam tokį mėnesio kalendorių užklijuoti ant šaldytuvo. O su kokiais, pavyzdžiui, sunkumais susiduri? Sunkumais iš gyvenimo pusės ar iš verslo? Ties balansu tuo, bandant padaryti balansą. Galbūt sunku nepamesti galvą, nes, aš mėgėjęs toks pilnai įlysti tai, ką darau su galva. Tai man tenka, pavyzdžiui, statyti kas 30 minučių timerius, kad, išeiti bent jau iš stalo, nes kitaip aš galiu valandas iš valandų dirbti. Ir kitas dalykas, reikia suprasti, kad, prioritizuoti. Tai sveikata, draugai, ten šeima, tai yra tai 3 dalykai, kurie visada turi būti pirmo vietoj. Vėliau aš jau tam bandau žaisti, žiūrėtis. Ir kitas dalykas, tai yra sistema. Sistemą reikia išlaikyti ir tai irgi užima tiek laiko, tiek energijos. Tai reikia surasti tą balansą absoliučiai visur, net pačioj sistemoje, kiek tau reikia tos sistemos. Galbūt kažkam, pavyzdžiui, jie gali išmokti visą savo kalendorių, jiems nereikia nieko rašytis. Galbūt tai, kuriem reikia surašyti kiekvieną ten po minutės detalę, nes kitaip jie bus visur pavėluotai. Tai reikia labai gerai žinoti save. Ir galbūt tas darbas suprasti save, koks tu esi žmogus, ko tau reikia, kad pasiekti tą didžiausią, aukščiausią rezultatą. Yeah. Tai yra didžiausias darbas. Bet tas balansas, įmanomas jisai. Jis įmanomas, bet reikia suprasti, kad tai nėra work-life balance. Man labai nepatinka tas skirstimas, kad darbas ir gyvenimas. Tu darbe praleidi didžiąją dalį savo laiko. Yeah. Aš dabar darbą skaitau ir mokykla, ir darbas, ir treniruotės kartu. Yeah. Tai yra visas man darbas. Tai reikia suprasti, kad balansas yra būtent tame, kaip tu juos miksuoji, kiek laiko tu praleidi kur, kad kartais gali būti visa diena skirta darbui, kartais gali būti visa diena skirta poilsiui, kartais eik pusę. Ir balansas yra tame, kad tu miksuoji ir kažkaip bandai rutuliuoti ir go with the flow, bet kuris būtų kontroliuojamas. Yeah. Bet tai nėra, kad work-life balance, kad aš nuo 8 ryto atsikėliau
iki 9 padirbau ir po to namo. Penktadienį dar su draugais susitikti vakarė. Jo. Tai galbūt ne visai kaip gyvenimas, manau, turėtų būti. O būna, kad perdegi. Aišku. Kaip su tos tvarkai tada? Poilsis tai yra tiesiog pilnai ir greitai, tiksliai, kuo greičiau uždrausti savo dirbti. Nu, vad, Okay. grinai uždrausti. Iki to lygio, kad galbūt ten kompiuteriaus iš vis netidarinėti, YouTube'as toks, nu jau pusę, telefonas irgi pusę apps užblokuoju, kurie susiję su darbu, Okay. kad būtų maksimalus atitrūkimas ir tada realiai po 2 dienų aš jau galiu būti atstatytas. Plius aš žinau save ir, nu, aš tiesiog čiaudėt pradedu. Tai kai aš pradedu čiaudėti, aš žinau, kad man reikia pailsėti. Nes to įsirgsi, ne? Jau to sirgsiu. Jo, nu būna, kūnas pasako, kad stop, too much. O lengva to šiaip, nu būna, nustoti dirbti tada. Labai priklauso. Jeigu tai toks rutininis dalykas, tai jo. Jeigu aš dabar, nu, vat matau, nu, vat, tuoj, pasieksiu ten to rezultato, tuoj, va čia yra viena opportunity. Va, aš su šito žmogum reikia būtinai susitikti. Tada labai sunku. Ir tada gali būti, pavyzdžiui, kad aš matau, kad tai yra tam tikra galimybė ir tada aš galiu išsirinkti kai kurios dalykus kartais net virš sveikatos, dėja, bet taip yra. Ir reikia suprasti, kokios bus pasekmės ir pasekmės bus didžiulės. Turiu omeny, aš žinau, kas yra 7 darbo dienos, kur tu esi tokiam režime su tokiu adrenalinu su viskuo, kad tu negali atsisėsti. Nu, va, tu turi ten per dieną 30 minučių pertuvas, visą kitą laiką tu esi ant kojų, konferencijai. Darai. Jo, ir nu, tu fiziškai nebegali atsisėsti, užmygti tai yra beveik neįmanoma, ten aišku, miego trūkumas didžiulis, ir po to sėdi su pasekmėm poliklinikoje. Būna, na, aš esu žmogus, kuris žiūri, turi silpną imunitetą. Ir nu, man tai sunku būna. Ypač jeigu kokie dalykai dega padaryti, ten timeline'as yra koks ir tu, nu, aš turiu būtinai padaryti. Ir aš ten jau guliu, ten su temperatūra lovoje, atrodo, nieko negaliu padaryti, bet galvoju, tiesiog graužia mane sąžinė. Jo. Tipo, Elinka, tu turėjai padaryti. Tai Tu dabar nebepadarysi šito. Ir jo, ir aš tada pradedu mąstyti, kaip man čia reikės rutiną keistis, nes aš dabar sergu ir reikės padaryti, kaip baigsiu sirgti, bet tada reiks dar ir mokyklos dalykus to pačiu pasidaryti, ir tą. Ir pat dar grįžti reikia, pat gal prie darbų. Exactly. Jo, bet, nu, tai nėra gerai, bet, nu, realybė yra tokia, kad reikia žiūrėti, kas tau yra svarbu ir, nu, aš tikrai nemanau, kad sveikata turi būti ne prioritetas, tai visada turi šiaip prioritetas. Aš galiu papasakoti ir istorijų, kurios baigėsi, nu, arti tikrai labai blogos pabaigos, nu, ten buvo, nu, arti ligoninės realiai. Čia dėl persidirbimo? Tai buvo ne grinai persidirbamas, bet nieko šit nevyktų, jeigu nebūtų persidirbo. Okay. Nu, tipo... Galima biškai plačiau. Jo. Galbūt tokia ne visai maloni bus istorija, bet buvau konferencijoje patekęs į Vašingtoną ir tai ir buvo tas momentas, kai aš matau tas galimybės, nu, toks jausmas visas pasaulis mano, aš, nu, prieaugis tą savaitę didžiulis, emocijų daug, susipažįsti su tais vienais žmonėm, po to su kitais. Ir, nu, visą laiką toks darbo režimas non-stop, atsisės beveik neįmanoma, visi eina įsėtis, tu eini su kažko pakalbėti, pastavė ten susitikimas, dar kažkas. Palauk, stop, dabar perfiko, aš galiu pagūglinti žmogų, man reikia jį pagūglinti bent jau. Bet grįžinės iš Vašingtono į Amsterdamą dar, nu, pusę velnio, o Amsterdame aš, nu, nusprendžiau pavalgyti, ten suvalgyti ten košės, aš nežinau, kad pas mane alergija riešutams. Pasirodo, pas mane mirtina alergija riešutams ir aš ten suvalgiau 1 šaukštą ir man iš karto blogo. Bet tu visą gyvenimą nežinojai, kad tavo alergija riešutam? Man niekada nebuvo su to problema, aš valgiau riešutus. Tuo momentu atsirado. Bet pas mane imunitetas buvo pakankamai geras, kad nieko nebuvo, bet aš savo imunitetą antiek nuvarginau, kad aš apėmiau visą tualetą Nyderlanduose, tiesiog visiškai visą tualetą apėmiau. Ir tada pas mane prasidėjo labai stipri alergija, nu ir visas, kas eina kartu su tuo ir po to daktarai pasakė, kad, nu, galėjau šiaip tenais ir tai lėktuvė. Nu, bet gyvas. Nu, svarbu gyvas. Pasimokiau ir nuo to laiko, kaip taisyklė, 24 valandas, tai yra nuo penktadienio 6 iki šeštadienio 6 ir ne kaip kitaip, aš nedirbau. Tai yra
pilnai uždraudžiu savo dirbti, telefonė beveik visi apsai išjungti, kompiuterį iš vis neliečiu, televizijos irgi ten, labai mažai, tai pagrindė tiesiog ten sėdžiu, vaikštau, skaitau knygą, net muziką kažkokios tokios labai energingos stengiuosi nesiklausyti, kad duoti savo to laiko pailsėti ir dabar aš tas taisyklės naudoju net ir konferencijose. Jeigu jinai ten kažką ilgesnė ir aš galiu kažko nedaryti ir tai yra tas šeštadienis, tai aš ir nedirbsiu. Fain, toks detoksas nuo visos tos technologijos, nuo visko. Geras, gal ir man reikėtų taip daryti, kokį sekmadienį pasiliktam. Aš niekada nepagalvodavau, kad čia taip galima. Keistai skamba, bet taip. Jo, taip discipliną padarai savo, ir taip pat tampa kaip rutina. Jo, kaip rutinos dalis, žinai, šią dieną aš nieko nedarau. Aišku, aš pradedu iš karto keitis, kad blemba, jau 6 valanda, aš nebegaliu dirbti, bet iš kitos pusės... aš turėjau šitą padaryti. Jo, bet iš kitos pusės, neturi pasirinkimų, tai... Dabar yra laikas ilsėtis. Taip. Sakei, nori pakalbėti apie susifeilinimą. Jo, tai aš tiesiog norėjau pasakyti, ant kiek tai yra svarbu pradėti dabar ir ant kiek tai yra svarbu daryti kuo daugiau klaidų. Tai realiai, net ir dabar pas mane gyvenimo principas, versle, galbūt ne tiek pačiam gyvenime, tai yra tiek, kad aš bandau padaryti kuo daugiau klaidų. Aš realiai ieškau opportunities susifailinti. De facto. Kodėl? Nes failai dabar yra beveik nemokami arba labai pigus ir jie bus tokie dar ilgą laiką iki 25 metų, bet yra tam tikros klaidos, kurias padarom visi. Tai aš galvoju, jau geriau aš padarysiu šitas klaidas, pavyzdžiui, dabar, kai jų kaina maža, negu kai man, pavyzdžiui, bus 30-40 metų ir tada ta įtaka tų klaidų bus žymiai didesnė. Plius tada, jeigu aš jau padarau šitas klaidas, aš galiu keisti kažką, aš galiu ruoštis tam, kaip pavyzdžiui tą istoriją su Amsterdamu, kuri mane tikrai daug pamokė. Anksčiau ir vėlai tai atsitiktų, tiek aš, tiek mano draugai, mes visi šitą žinom, kad aš susifeilinsiu tokiu būdu kažkada. Ir dabar žinai, kad reikia ilsėtis ir kad reikia klausyti savo kūno. Jo, ir kad nereikia valgyti riešų. Sužinojai, kad gali užsimušti riešutais. Aš bandau irgi dabar įkišti save į tą klaidų pasaulį ir bandyti daryti dalykus, nes man būna, kai aš susifeilinu, žiūri, man viskas, mano visa motivacija dingsta, aš būnu tokia aš susifeilinu, dabar čia yra tragedija, aš jau nieko nebedarysiu, nes padariau klaidą. Bet padariau klaidą, jinai yra klaida, išsprendžiu ją ir viskas, einu toliau. Taip. Ir šitą reikia labai išmokti. Jo, svarbiausia nesustoti ir kovot. Nieks nežadėjo, kad tai bus lengva, bet visi nors, gerai. Šiaip žmonės žada, kad bus lengva. Tai yra be galo daug darbo ir be galo daug to sakrifasinimo. Turiu omeny, darbas, failas, tada vėl darbas. Klaida didžiulė. Tai yra be galo sunku. Ir tikrai bus taip, kad jūs kažko prarasit. Ir prarasite gali būti ir santykiai, gali būti ir dar kažkas. Tos pasiekmės yra didžiulės. Net dabar numeris 1 didžiausias kompanijos Nvidia vadovas, neprisimenu, kažkada interviu sakė, žinočiau, kaip tai bus sunku, gyvenimo to nedaryčiau, nes tai yra be galo sunku, tai yra vieniši vakarai, tai yra vakarai, kai nuo nuovargio dreba ranka, tai yra, kai tu sėdi ir dirbi, kai ant tavęs didžiulis spaudimas ir iš vienos pusės, ir iš kitos, mokykla irgi prie to prisideda, ne? Ir tai yra be galo sunku. Ir tai reikia suprasti. Jeigu tu dirbi pas kažką, tai yra šiek tiek kitaip, nes bent jau atsakomybės nėra. Kai tu esi vadovas, kai tai yra tavo baibis ir dar ant top tu turi komandą, tai yra didžiulė atsakomybė ir daug darbo. 16 ant 6. Bent jau mano atveju. Kai kuriuo atveju tai yra 21 ant 7, 24 ant 7. Kai dirbau tam tikrose vietose, buvo pakankamai normalu, kad žmonės ateitų ir sakytų, aš tau skambinu 3 valandą nakties, kodėl nepaėmė ragelio. Čia žiauru. Bet tokia yra. Taip yra. Ir kartais reikia paimti ragelį 3 valandą nakties. Vis tiek, tu aukojasi, tu aukoji, nežinau, sakykim, santyki, tu aukoji savo laiką, savo visas nuovargį. Tau nesvarbu, kad tu žiūri pavargęs, kad tavo akis to užsimerks, kad tu čia to užlūži, tu vis tiek turi padaryti. Ir tas faktas, kad ten pamatai tik tokią, kaip įsikelia kažkas, kad ten aš 18 turiu dabar milijoną ir taip žiūri, ir
topuose kažkaip nemačiau statistikos milijonuose. Nu tai va, ir toks, visų pirma, ten žiauriai turbūt didelis melas. Ir nes ant galo dar uždėta kokį, pirk mano kursus. Jo, o visų antra, net jeigu tai yra kažkiek realu, tai tu parodai turbūt kokius 3%, tik tais tų jau pasiekimų, bet tu nerodai viso to žiauraus proceso. Jo, nu taip yra ir, nu, aš suprantu, žinai, iš to žmogaus, kuris rodo, tai neapsimoka rodyti failus. Faktas. Nu, tu turi išlaikyti asmenį brandą ir asmenį brandas tai yra, nu, kas dabar yra vienas dalykų, ypatingai, kai tu esi paauglys. Taip. Ne, tie connectionas, asmenis brandas tai yra labai svarbu, bet iš kitos pusės, nu, bent jau nemeluok. Tai yra sunku, tai yra daug darbo ir kitas dalykas, ką daro socialinės medijos, tai yra su skaičiais šiek tiek įdomiai pasako. Kiek tu manai yra pasaulyje milijardierių? Geras klausimas, aš tam nepasakysiu. 3000 žmonių iš 8 milijardų. Taip. Jeigu neklystu. Nu, Bet kažkas plius minus turbūt. man rodas, Maždaug. jo. Realiai žiūrint dabar į ten visokius TikTokus, Instagramo reelsus, tai tu galvoji, kad ten kas 5 žmogus ten turi ten 100 milijonų ir panašiai. Jų yra nedaug. Ir kai tu paimi tą milijardierių lygių, pas tave gyvenimas viešai jau kitaip žaidžiasi, nes, nu, private jet nusipirkti yra 3 milijonai. Nu, tai yra palyginimu, kad kai tu turi milijardą, tu gali nusipirkti savo, nu, 1000 private jetų. Ne. Tai tie yra skaičiai dideli ir milijonas yra irgi labai, tų milijonierių yra netiek daug. Jo. Nu, čia dideli skaičiai. Tad šie skaičiai yra be galo dideli. Reikia suprasti, kad dauguma ten milijonierių, jie neturi tų faktiškai milijonų kišenėje. Tai yra jų net worth. Tai reiškia, kad jų vertė yra įmonė. Tai reiškia, kad jie išgyventų, jie turi toliau daryti įmonę, nu, toje įmonė dalyvauti. Tai yra be galo sunku. Tas pasaulis, kurį rodo socialiniai tinklai, yra visiškai kitoks. Ir kai tu pamatai tą žmonės, kurie iš tikrųjų pasiekė tą rezultatą, kai tu kalbėsi su jais, nesvarbu, paaugliai, suaugusiai, ten 70 metų ar dar kažkiek, matosi to žmogaus, nu, kaip jis keičiasi, net ir kai tu matai žmogų prieš ir po tų milijonų. Nu, vis tiek tavo mąstymas keičiasi, kaip tu matai visą pasaulį ir kaip tu žiūri, tai visiškai skirtingai tada būna. Tikrai taip. Ne, bet ten žiauriai didžiulis darbas. Ir jo, ir tu daug aukoji, ir kiti daug aukoja dėl to, bet, nu, vis tiek, tu esi ta ašis visko. Jeigu vadovas, taip. Ir, nu, kai verslas mažas, tai dar nėra galbūt to spaudimo, bet kai pas tave atsiranda santykiai su žmonėm, tavo asmeniai pinigai kitų žmonių, tada pas tave tampa tas jau spaudimas, plus pas tave atsiranda komanda. Vadovas turi 5 dalykus, kuriuose jis turi būti be galo geras. Nu, tai yra labai sunku. Kokie tie 5 dalykai? 5 dalykai, nu, aš visada darau kumštį, kad tikrai atsiminti. Lyderystė. Kas tai yra lyderis? Reiškia, motyvuoji, tipinis filmų vadovas. Nes realybėje dažniausiai tai ne visada buvo. Antras dalykas, turi būti žmogus, kuris moka susisteminti procesus. Tai reiškia, jis turi mokėti sukurti sistemas, padaryti taip, kad žmonės turėtų aiškius tikslus, padaryti taip, kad būtų kažkokie apipeisi, kad būtų tikslai iškelti ir taip toliau. Tai yra viskas susisteminti. Trečias dalykas, tai yra žmonių paieška. Vadovas yra tas žmogus, kuris suranda žmonės ir mato, ko žmogus tinka kurią vietą. Potencialą tą visą. Taip, nes pavyzdžiui, aš kalbėjau su žmogumi, kuris norėjo daryti socialinės medijas, pas mane platformą, bet aš matau, kad čia prieš manęs pardavėjas stovi. Tai gal potencialą išnaudosime jau kaip pardavėją, ne? Ketvirtas dalykas, tai yra darbas su komanda. Vėl jau 2 dalykai su komanda. Kiek tai yra svarbu? Tai yra, kad komandos narys turi. Mano užduotis kaip vadovo yra suteikti visas sąlygas savo darbuotojams, kad jie atliktų savo darbą kuo daugiau ir kuo greičiau ir kuo stipriau. Ir, nu, aš esu tas žmogus, kuris dirba dėl jų. Tai pas mane ateina su klausimais, aš šitos klausimus atsako. Jiems reikia kažkokios sistemos, kad jie galėtų ten žymėtis ar dar kažko, aš tą sistemą jiems padarysiu. Arba surasiu žmonės, jie gali sakyti, arba nupirksiu ar dar kažko. Mano šitis yra suteikti jiems sąlygas. Ir 5 dalykas, tai yra vizijos kūrėjas, kuris ir nurodo, kur tas laivas suka, tas vairuotojas. Nu, ta ilgalaikė perspektyva ir trumpalaikė perspektyva. Ir mes kalbame apie čia 10-20 metų, galbūt ten 5 metai.
o gali būti šiandien, ką man reikia padaryti, tai tas vizionieriškumas, tas mąstymas, jis privalo būti. Na ir aišku, tas galimybių pastovus ieškoms, toliau va ten prasidėjo tie procesai, tai yra vadovo darbas. Jis labai skiriasi nuo, pavyzdžiui, employee. Samdomo darbuotojo. Jo, samdomo darbuotojo, tai visiškai kitas skirimas, nes samdomas darbuotojas turi savo darbą. Jo, jam duoda darbą, jis padaro darbą, eina namo. Nu, jo, Priklauso, kurio ambicijų jau priklauso, nes, kai kurie tam, pavyzdžiui, nori specialiai padaryti daugiau, kad parodytų daugiau rezultatus, ar tam pasiekti. Ir priklauso nuo srities, kur tu dirbi, žinai. Nes ne visą tu gali padaryti. Taip, tu gali, sakykime, dirbti kokiam, kur tau reikia dirbti, sakykime, prie konvejerio, ir tu tiesiog tas 8 valandas atidirbi, tu ten nieko negali daryti ir panašiai, bet jeigu esi koks social media manager, tai tau reikia ten ir idėjų generuotis, ir filmuoti, ir daryti, ir planuoti, ir tada jau gaunas labai irgi priklauso nuo koks yra tas darbas, bet principas yra tas, kad tau pačiam vizijos matyt nelabai reikia tada. Jo, kol tu nesi vadovas, tai jo, bet net, pavyzdžiui, jeigu tu esi tas, mes kalbam, pavyzdžiui, tam Max, didžiulis komparacijos, jo, ir ten, pavyzdžiui, toks vadoviukas, kur ten turi mažą komandą, tai iš 3 žmonių, kuris atsakingas už Vilniaus marketingą. Vat kažkas tokio, kažko žiauriai mažo. Bet jam vis tiek bet jis jau yra vadovas, tai aiškiai, jam jau reikia matyti tą viziją. Tas, kur visas yra tas tinklas, tai yra tas, sakykime, main big vadovas, bet yra, sakykime, yra grupė, yra jos vadovas, yra tų vadovų grupių vadovas ir taip ir eina, ir jie visi turi savo atsakomybės ir jos tiesiog vis auga pabiški. Jo, tai taip ir yra. Taip ir yra ypatingai tose didžiulėse organizacijose. Ir tas managementas, jis turi būti stiprus visose sluoksniuose. Nes, pavyzdžiui, aš mačiau, kas yra, kai yra stiprus managementas apačioj, labai stiprus managementas apačioj viršui, bet vidurėje nėra tokio managemento. Tai be galo tampa sunku. Nes, vienas sluoksnis netidirba savo darbo. Dar reikia bandyti, prasistumti. Kažkur stringa tada. Tada kažkur stringa. O grįžtant prie mūsų jaunimo ir paauglių, nes mes čia visiškai nuėjome į verslą, bet man labai įdomu šiaip ir pačiai sužinot dalykų, pavyzdžiui, sakykime, kuriuos aš pamiršus ar ten negirdėjus, tai labai fainai. Tas kumštis, aš tą kumštį prisiminsiu. Manęs kažkas paklaus, kas yra vadovas ir aš būsiu tokia. Žodžiu. Tai va. O jeigu mes šnekėtumėm apie aplinką ir kaip jinai mums padeda, tai kaip tu manai, mokykla ugdo kažkiek mūsų verslumą ir padeda mum, ar trukdo kaip tik? Aš manau, kad mokykla gyvenime, jinai reikalinga ir labai. Aš tas žmogus, kuris mano, kad į mokyklą tikrai reikia tikrai mokytis, reikia tikrai stengtis. Ir tai nėra tiesiog, žinai, ta vieta, kur ale vaikų darželis, tu ateini, pabūni ir išeini. Ne, tai yra ta vieta, kur tu gali išmokti dirbti ir kuri iš tikrųjų šiaip kaip ugdymo procesas, jis yra geras. Jinai duoda to ir verslumo, ekonomikos pagrindai, programa yra tikrai gera. Tai, ką daro Lietuvos Junior Achievementas, irgi tikrai ugdo tą verslumo mokyklose. Iš kitos pusės, kai tu kuri pats savo verslą, tai mokykla pradeda galbūt ir kažkur trukdyti. Taip jau yra, kad tiesiog tai yra mokykloje žmogus praleidžia on average 30 valandų, jeigu tu esi ten 11 klasė, jo, plus namų darbai. Tai realiai taip ir gaunasi apie 40 teoriškai, realiai tai galbūt ir nedaugiau. Bet verslas irgi reikalauja laiko, ne? Ir jie tada pradeda konkuruoti. Dėl to aš visada sakau, kad su mokykla reikia ypatingai būti atsargiam. Universitetas tai galbūt jau yra šiek tiek kitoks reikalas, universitetą tu visada gali grįžti. Į mokyklą susifeilinai, jeigu tu nepabaigiai 10 klasės, tai visai pradinis išsilavinimas. Tai kur jeigu tu susifeilinsi darbę, tai tu eisi į darbą su pradiniu išsilavinimu, būdamas 20 metų, ne. Tai mokyklą, aš manau, kad pabaigti, jeigu pas tave nėra jau dabar nerealus. Nerealus mes kalbam ne apie tai, kad tave pažįsta visi, o apie tai, kad pas tave jau piniginiai guli, tikrai faini pinigai, verslas jau tikrai stabilus, tik tada tu gali išeiti iš mokyklos ir, aš tokių žmonių asmeniškai tikrai dar nepažįstu, kurie išeidami padarytų savo gerai. Jo, aš tai dėl mokyklos tikrai sakyčiau, kad pabaigti reikia, nes aš realiai žinau vienetų žmonių, kurie, sakykime, nepabaigė 12, bet jie turi savo verslus, kompanijas ir gerai gyvena. Nes vis tiek tai yra tas beisas.
Ir, labai sunku yra tiek ir, į universitetą, tiek, kaip tu, kaip tu sakai, jeigu tu 10 klasių nepavyks, nieks tas universitetą neįms, jis eiktų atgal į mokyklos suolą. Tai mes labai apšnekėjom dar pačioje pradžioje apie tai, kad reikia pradėti kuo anksčiau viską daryti. Tai kada, pavyzdžiui, tas pradėti dabar, gali tapti sprendimu, kad toks, aš dabar turiu pradėti. Dabar. Ir aš jums sakau, dabar. Nes mes gyvenam trumpai. Pas mūsų longas spenas kiek ten, 70-80 metų, jo. Bet dar nėra 100% variantas, kad tiek dagyvensi. Visko gali būti. 10 metų jau dažniausiai būna išeikoti iš karto nuo vaikystėj. Jau lieka 60. Mane paskutinius savo gyvenimo metus, irgi tu dažniausiai 10 metų nieko nenori veikti, nori ten kažkur kaimelė, gal gamtoje. Tai sakyk dar 10 metų, tai kiek lieka, 50 kažkur. Gerai, kiek iš to laiko tu turi daugiausiai galimybių? Dabar. Tai reiškia, tu turi realiai, dabar tu padarai ir pada tu dar galėsi ten šiek tiek padirbti, ten 40 metų kažkur, kaip 50 metų, kol tu esi produktyvus, ir viskas. Ką palieki šiame pasaulyje, taip ir yra. Dėl to, pavyzdžiui, ką aš darau, dėl ko aš dirbu, aš nedirbu dėl pinigų, man visiškai tie pinigai nereikalingi. Iš kitos pusės aš noriu keisti pasaulį. Ir visi projektai, be ką aš darau, keičia pasaulį. Ir būtent tame yra verslo grožis. Nes didžiausia klaida, kurią daro visi, tai yra pradėti nuo idėjos. Ne. Tu pradedi nuo problemos. Tu pradedi nuo problemos ir tu eini mėnesiais, vaikštai po miestą ir ieškai kuo didžiausios problemos. O po to eini, vaikštai po miestą, sėdi savo kambaryje naktimis, kelios savaitės, keli mėnesiai ir bandai suprasti, kuo geresnio, efektyvesnio sprendimo tai problemai spręsti. Visa kita, tai jau tu tiesiog dirbi ir bandai tai įgyveninti. Ir yra tas pasakymas, kur geriausias laikas, kada galėjai pasodinti medį, buvo prieš 10 metų. Antras geriausias laikas yra dabar. Tai va. Einam gal tada į pabaigą. Koks būtų vienas dalykas, kurį rekomenduotum klausytojam mūsų? Parekomenduočiau? Taip. Tokį ką, nežinau, dalyti, sunešti. Gal tokia metodiškai pradėti, mes jau pasakėm, privalote pradėti dabar, iš pradžių aš paklausti iki galo. Ir po to iš karto einate daryti. Tai ką jūs darote? Jūs ieškote problemos. Ta problema gali būti nebūtinai ten globali, ar ten kažkokia vienas kiečiausių ir dabar geriausiai augančių paaugliškų verslų Lietuvoje yra šampūnas, kurio dekliukas, yra muilas, jo. Ir jie gavo 50 000 investicijų. Jie nerealiai gerai auga dabar. Tai atrodo tokia smulkmena, bet jie daro tai. Yra verslų, kurie daro už įmonės deklaruoja muitinėm. Ir jie už tai daro, gali tikrai gerus pinigus, ne? Tai verslą galima padaryti iš bet ko ir bet kada. Kad ir kokia absurdiška idėja būtų. Kad ir kokia svarbiausia, kad jūs įtikėtumėte. Ir ta motyvacija būtų galbūt, ne piniginė, o įgauti tą patirtį, padaryti, nes aš noriu, kad visi turėtų šitą šampūno. Aš manau, kad čia visiems reikia šito šampūno, ne? Aš užsidegęs šituo šampūnu, netiesiogiai. Čia yra naujausias gyvenimo inventionas. Tai jūs randate problemą ir vėlgi nesubat. Einat ir ieškat geriausių sprendimų. Maksimaliai kalbatės, raštą. Jūsų nuomonė yra niekam neįdomi, kol šitą nuomonę sutampa su kitais žmonės. Jinai beveik visą sutampa, bet jūs turite suprasti, su kuo jinai sutampa. Ir po to jūs turite visą gerai prašyti. Yra tam tikri verslo drobės, pavyzdžiui. Jeigu jūs sugebate aprašyti viską verslo drobėje ir jums patinka, ką jūs matote, reiškia, you good to go. Tada tai yra, beveik garantuota sėkmė, jeigu jūs toliau darysite visą gerai sistematiškai. Ir tada jūs pradedate tiesiog kurti. Labai nerekomenduoju pradėti iš karto su komanda, nes kuo daugiau žmonių komandai, to tampa sunkiau, kaip vadovai. Tai pradžiai pradėkite patys, augote, darote, matote rezultatus, aš jau nebespėju. Žinau, tai tą, bet aš per daug laiko darau šitiem dalykam. Reikia žmogus, kuris man padės. Taip, tai tada priimėt šitą žmogų. Tada tas žmogus pradeda sakyti, kad jam trūksta. Gerai, priimkite kitą žmogų. Ir pas jūs jau lentelę susidaro tas medukas. Tai mano pasiūlymas, pradėt dabar
ir dar tai sistematiškai. Žiūri tą idėją, nesvarbu, jinai didelė maža, reikia suprasti, kad kiekvienam dalykui reikia būti ekspertas. Tai vėlgi, net jeigu jūs darote šampūną, jūs turite nerealiai gerai suprasti, kaip daromi šampūnai, kokie yra konkurentai, ne tik tai iš vartotojo pusės, bet ir iš gamintojo pusės. Reikia suprasti, kokios yra medžiagos, kokie yra reikalavimai, nes tikrai yra kažkokie reikalavimai ir valstybinė, ne? Ir niekada neinvestuoti į tai, ko nesupranta. Tai kalbam apie piniginės investicijas, tai kalbam apie laiko investicijas. Jūs turite aiškiai suprasti tą sritį, tą produktą, tą klientą, su kuriuo jūs tai darysite, arba apie ką jūs tai kursite. Manau, ties tom ir baigsim. Viskas įmanoma. Ir einu dabar dirbti. Taip. Čia ir dabar reikia daryti. Čia buvo Jaunimas be filtro. Aš Elinga ir Danielius. ačiū, kad žiūrėt ir iki kitų kartų.